Ar jūs pastebėjote, kad kai žmogus teisinasi, kodėl kažko tai negalėjo padaryti, ar ten, sakykime, pavėlavo į darbą, nes autobusas sulūžo, jūs tas pasiteisinimas jūs erzina. Jūs norite lyg tai greičiau baigti tą pokalbį, kažkaip išeiti, nebūti, arba pertraukti, arba kažkaip tai jūs neįjungia į tą pokalbį ir netgi, sakykime, atstumia. Bet jeigu žmogus, sakykime, nuoširdžiai pasakoja apie savo jausmus, apie savo pergyvenimus, sakykime, kaip žmogus pergyveno, kad jisai dabar vėluoja į tą darbą, kad nespės galbūt padaryti kažkokių darbų, galbūt kažkokie žmonės jau jo laukia susitikime ir tas nelemtas autobusas sulūžo. Tai šitoj vietoj, koks jūs galvojat, pagrindinis yra momentas? O pagrindinis momentas yra tas, ar aš prisiimu atsakomybę už situaciją, ar ne. Jeigu žmogus neprisiima atsakomybės, tai tada ką jisai daro? Teisinasi. Nes kiekvienas žmogus nori būti geras ir kai jisai pasiteisina, jis lyg tai save pritempia iki to gero laiptelio. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, sakykime, nerandat, kaip jums prisiimti tą atsakomybę, nes jūs iš tikrųjų galvojate, čia tikrai neturiu aš ką pridėti, čia autobuso kaltė ir aš padariau viską, ką galima daryti, tai mano siūlymas būtų tada toks, jūs ateinate, sakykime, į darbą, atsiprašote ir nieko nepasakojate. Tai čia būtų toksai vidurinis dalykas, nesiteisinat, nes kai jūs nesiteisinat, vadinasi, jūs neišduodat savęs tokio kaip neatsakingo žmogaus, kuris kitus erzina iš tikrųjų. Tai va, bet jeigu jūs norite palipti vieną pakopą aukščiau iš tos neutralios būsenos, tai tada jūs galite papasakoti apie savo pergyvenimus. Ir pasakyti, kaip jūs jautėtės, jūs galbūt netgi paskambinote iš to autobuso ir pasakėt, ar ne, kad labai pergyvenu, kad nespėju, man šis susitikimas labai svarbus, labai atsiprašau, kad jūs manęs laukiate, ką galėčiau padaryti, kad užglaistyti šitą nemalonų įvykį, siūlote kažkokius variantus ir tada jūsų santykiai, sakykime, ar ten kolega, ar vadovas, ar su kažkokiu kitu žmogum turi galimybę ne tik tai, kad išlikti tam neutraliam, sakykime, variante, bet ir pagerėti, ne?